Dantų netekimas visuomet siejamas su estetikos arba funkcijos praradimu. Kokios galimybės yra atkurti prarastą dantį? Šiandien odontologija siūlo pažangias dantų atkūrimo metodikas, tačiau nemažai žmonių vis dar renkasi tradicinius senus dantų atkūrimo būdus, tokius kaip fiksuotas tiltinis protezas. Tiltinis protezas arba liaudyje vadinamas tiltas – tai dirbtinių dantų vainikėlių junginys, besitvirtinantis prie kaimininių dantų, juos apšlifavus. Šį atstatymo būdą renkamės, kuomet gretimi dantis yra jau anksčiau protezuoti arba atstatyti didelėmis restauracijomis. Tuomet mes šlifuojame tik jau esančias restauracijas, maksimaliai tausojant dar išlikusias danties struktūras. Kitais atvejais tiltiniai protezai turi nemažai trūkumų. Norint pagaminti tiltinę konstrukciją, neretai reikia šlifuoti dar visiškai sveikus paciento dantis. Maža to, kad užtikrinti būsimo protezo anatominę formą, dantis turi būti šlifuojami drastiškai. Iškyla pavojus dantų gyvybingumui. Todėl kartais tenka atraminius dantis depulpuoti pašalinant danties nervą, kas dar labiau susilpina dantį ir trumpina jo gyvavimo laikotarpį. Nešiojant tiltą, žandikaulio kaulas negauna reikiamos apkrovos, todėl ima nykti. Burnos ertmės higiena sudėtingesnė būtent tose zonose, kur yra tiltinis protezas. Dėl sujungtos konstrukcijos kokybiškam dantų išvalymui reikalingos specialios priemonės, tokios kaip tarpdančių šepetėliai ar specialus siūlas. Apsunkinta higiena lemia didesnę šių dantų karieso ir periodonto ligų riziką. Dažnu atveju tiltinių konstrukcijų koregavimas arba perdarimas yra sudėtingesnis arba brangesnis, nes atsiradus bent vieno iš atraminių dantų pažeidimui ar protezo lūžimui reikia perprotezuoti visą tiltą. Visų šių trūkumų galima išvengti pasitelkiant dantų implantus, kurių pagalba išsaugome kaulą ir apsaugome jį nuo tolimesnio tirpimo perduodant krūvį per dantų implantą. Neliečiame gretimų dantų. Protezavimas atliekamas tik prarasto danties vietoje. Užtikriname pacientui patogią burnos higieną. Taigi, nors tiltinės konstrukcijos daugelį dešimtmečių buvo išsigelbėjimas dantų netekusiems pacientams, joms jau metas užleisti vietą kur kas pranašesniam ir patogesniam gydymo būdui – dantų implantams.